Pirmiausia, kaip mes nevyriausybinių organizacijų taryboje nusprendėme organizuoti šitą forumą, tai aišku ir norėjosi tai, kad nebūtų vien valdžios susitikimas su nevyriausybiniu sektoriumi, bet taip pat ir tos gerosios patirties pasidalymas. Ir geroji patirtis, nėra taip lengva nuspręsti, kas gerai kažką daro, kas blogai daro, nes tų rodiklių veiklos yra daug ir įvairių ir resursai, žinoma, skirtingi. Tai tiesiog pabandėm truputėlį išrinkti iš savo srities, ką mes galim, ką mes turim. Ir žinoma, tikimės, kad šis forumas taps tradicinė dalimi ir galbūt ateinančiais metais jūs jau patys siūlysit, ką jūs norėtumėte išgirsti, ką jūs norėtumėte pristatyti, galbūt iš savo pusės. O iš nevyriausybinio organizacijų jaunimo srities, pirmiausia, kai buvo užprašytas iš savo sektorius pristatyti tą organizaciją, kuri sėkmingai galėtų pristatyti savo patirtį, tai kilo daug minčių, kas galbūt veikia, kas būtų naudinga, bet taip pat supratau, kad galbūt ne visada suprantam, kas yra tos nevyriausybinės organizacijos jaunimo būtent, kad ten ar tik tai įeina moksleiviai, ar gali ir vyresnio amžiaus žmonės dalyvauti. Tai norėčiau ir atskleisti savo pranešime. Taip pat kokia veikla ir galimybės apima visas jaunimo organizacijas ir kaip jos gali, kaip ir meras sakė, plačiau išeiti į viešumą, į visuomenę ir kokią naudą jos gali atnešti. Ir atskleidamas tą gerąją patirtimą, manau, galbūt ir jūs atrasit kažką naudingo, ką galėsite pritaikyti ir savo organizacijose. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jaunimas tai nėra tik tai mokyklinio amžiaus jauni žmonės. Jeigu žvelgtumėm į jaunimo pagrindų įstatymą, tai yra jaunimas iki 29 metų. Pas mus rajone, kadangi ta yra tokia specifika, truputėlį esam regionas, tie vyresnio amžiaus jauni žmonės iškeliauja studijuoti į kitus miestus, galbūt profesinės mokyklas, yra sunkiau įtraukti jaunimo organizacijų veiklą vyresnius žmonės, bet pagal įstatymą, pagal veiklos galimybės į jaunimo organizacijų veikloje gali veikti žmonės iki 29 metų ir jiems yra suteikiamos galimybės. Ir viena organizacija, kurios galbūt norėjau pakviesti čia pristatyti savo patirtį, tai buvo būtent Ventos prie mokyklos įsikūrusi nevyriausybinė organizacija Nesadyk, kurie, jau tų vyresnių, jau buvusių organizacijos narių iniciatyva, jie buvo parašę projektą į Erasmus Plus jaunimo iniciatyvų programą, į Europinę programą ir patys susiradė tą programą, patys susiradė partnerės organizacijas. Praėjusių metų vasarą iškeliavo į Ispaniją, ten kur savaitę laiko, kartu su kitų jaunimo organizacijų atstovais, tiesiog leido laiką, dalinėsi patirtimi, bendravo, tobulino savo kalbą ir įgavo tam tikrų įgūdžių. Šios merginos dabar jau studijuoja kitose vietose, dėja jos pačios negalėjo pasidalinti šią patirtimį, bet viena ta galimybė, ką suteikia jaunimo organizacijos, tai būtent ir patirties įgavimo veiklos organizavimo srityje, taip pat galimybės ir keliauti po visą pasaulį. Kadangi jau Ventiškės negalėjo dalyvauti, kilo sumanymas, ką toliau galėtumėm pakviesti ir taip per pastaruosius metus įgyveninti buvo kai kurie sėkmingi projektai. Ką norėčiau irgi išskirti, tai būtų Ramučių gimnazijos moksleivių projektas Nebijingi akmenės ateičiai. Tai irgi jaunuoliai parašė projektą tarptautiniai Lietuvos programai, jaunimo remiančią programai. Tiesiog sukūrė informaciją, kuri garsina visą mūsų Akmenės rajoną. Konkrečiai jie aplankė mūsų rajone esančius karjerus, kalbėjosi su cemento gamyklos darbuotojais, iš lėktuvo, iš paukščio skrydžio filmavo tuos ir vėliau sukūrė tą medžiagą apie rajoną, apie geologinį mūsų paveldą, važiavo po kitas Lietuvos mokyklas, po kitus rajonus ir pristatinėjo jį. Mes dabar turime tos filmus, turime tą medžiagą, tikrai yra įspūdinga, galime drąsiai pasididžiuoti jų darbais ir būtent jaunimo organizacijos jos įti gali pasigirti tai, kad jos garsina Akmenės kraštą ne vien čia, bet ir visoje Lietuvoje, ką tikiu, ir jūsų organizacijos tiek ir sėkmingai veikdamos esate girdimės ir Lietuvoje, tuo mes irgi galim pasididžiuoti. Kas naujausias mūsų veiklos Akmenės rajone, tai galim pasidžiaugti, kad jaunimas yra tikrai pilietiškas ir ieškodamas savęs atranda ir tą patriotiškumo veiksnį. Ir žvelgdami dabartinę tarptautinę situaciją, jaunimas neliko abejingas ir mūsų rajone pradėjo kurtis šaulių organizacijos. Pirmoji tai buvo Papilyje, neseniai įsikūrė Ventoje, yra judėjimas ir Akmenės, ir Naujoje Akmenėje. Ir ten didelis būrys jaunų žmonių, po 30. Kiekviename miestelyje pasako, kad jie yra patriotiški, kad jie yra pilietiški, yra pasirengę ginti savo kraštą ir susijungia iš vien, siekia kartu tobulėja. Tai dar viena galimybė, ką suteikia jaunimo organizacijos. O aš asmeniškai norėčiau pasidalinti savo patirtimi. Tai praėjusiais metais įgyvendintas tarptautinis projektas su mūsų savivaldybės partneriais Boholte. Jaunimo tarptautinė jaunimo stovykla Boholte. Gavo kvietimą savivaldybę dalyvauti jaunimo tarptautinėje stovykloje ir stovyklos buvo tikslas, tema
įsiaiškinti, ką gali veikti jaunimas Boholte vasaros metu be interneto, be kompiuterio, be mobiliųjų telefonų. Kuo yra ypatinga ši mintis, kad Boholtas siekdamas stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, kvietė visas savo savivaldybės partnerės dalyvauti projekte, pasižiūrėti, kokios veiklos galimos Boholte ir dalyvaudami toje veikloje, rinkome medžiagą, ją sisteminome ir kartu su tais jaunimo atstovais sukūrėme tam tikrą Boholto turistinį gidą, ką jauni žmonės gali veikti. Taigi jaunimo organizacijos ne tik skatina tarpusavio bendradarbiavimą, tarptautinį bendradarbiavimą, bet jos ir atneša pridėtinę vertę savivaldybei, Boholto savivaldybei, taip ją irgi reklamuodami. O gavę kvietimą dalyvauti šitame projekte, Akmenės savivaldybė kreipėsi į jaunimo apskritąjį stalą. Stalas vienyje 22 jaunimo organizacijas Akmenės rajone ir bandydami atrasti, kuri organizacija galėtų dalyvauti tam projekte, siekime taip pat jaunimo organizacijas dar labiau užsuaktyvinti, pasireklamuoti save, taigi sugalvojame tą metodą, kaip atrinkti geriausias, tiesiog kvietėme jas kurti filmukus, pristatinėjančius savo veiklą ir organizacijas pristatydama savo veiklą, kėlė tos filmus į Facebooką, į socialinius tinklus ir kurios gavo daugiausia peržiūrų, kurios buvo daugiausiai tų vadinamų laikų, ta organizacija nugalėjo ir tas organizacijos atstovai keliavo į Boholtą. Čia yra iškarpa iš to Facebook mūsų puslapio. Šitame atsiliepė šitą kvietimą iki 10 organizacijų ir galime pasidžiaugti, kad iki 2000 kartų mūsų rajono gyventojai matė tos filmus, už juos balsavo ir būtent Akmenės gimnazijos moksleivių taryba, pristačiusi save, nugalėjo šiame konkurse ir iškeliavo į Boholtą. Tame projekte dalyvavo 6 skirtingų šalių atstovai, 59 jauni žmonės, truputėlis nuotraukų iš tos stovyklos, Akmenės gimnazijos atstovai. Kartu lankėmės ir Boholto plaukimo baseine, kaip ir viena galimybė aktyvaus poilsio Boholte. Čia yra nuotraukė šalia esančio futbolo klubo Šalkės stadiono, taip pat Boholtas pristatė, kad jis yra geroje geografinėje padėtyje, kuris gali pasiūlyti įdomias veiklas jaunimui. Kartu mus priėmė ir Boholto meras, taip pat įteikė dovanų vieni kitiems ir apie mus rašė ir regioninė Boholto spauda. Tai trumpai toks vienas projektas ir dabar esam gavę irgi iš Boholto miesto kvietimo dalyvauti jų ateinančią vasarą organizuojamoje vasaros stovykloje, tarptautinėje jaunimo fotografijos stovykloje. Taigi vėl Boholtas skatinamas tą tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą, siekia atrasti savo naudos ir būtent organizuodami fotografijos jaunimo stovyklą, jie tiesiog siekia įamžinti savo miestą, kurią medžiagą vėlgi ateityje galės panaudoti. Toliau reprezentuojant kraštą, reprezentuojant pačią Boholto savivaldybę. Tai vėlgi toks aspektas, kaip organizacija gali prisidėti prie tarptautinio pripažinimo, prie tarptautinio garsinimo, tai tarptautinių ryšių stiprinimo. Tai va, nenorėčiau labai įsiplėsti, mes susitarėm, kad tie pranešimai nebus labai ilgi ir nuobodus, bet gal dar turite kažkokių tai klausimų, ką mes galėtumėm iš savo pusės atsakyti, būtent iš to jaunimo sektoriaus. Jeigu šį kartą nedrįstat, vėliau, kaip sakau, bus ta kavos pertraukėlė, kur galės pasakyti, o dabar kviečiu tuomet Energijos sporto klubo atstovą Vladimirą taip pat pristatyti savo klubo patirtį.